Va mano tepliūnė, mėgstamiausia tepliūnė. Va, žiūrėk, čia dar yra toks didelis. Va. Alvydai. Va žurnalas. Nesubrendęs Alvydai! Susimastyk. Pažiūrėk ir susimastyk dabar. Ką tu matai? Alus. Va, būtent. Alus. Va, alus. Nu. Pavyzdžiui. Alus. Tai vat būtent, alus. Pagalvoj, pavyzdžiui. Nuo ko kilo žodis brendis? Nuo žodžio, pagalvok. Nežinau. Nuo žodžio bristi, nes kai tu išgeri brendžio butelį, tu namo parbrendi. Tai gali brendis, aš išgeriau brendžio žmoną, aš parbrendau. Aš brendu. Aha. Arba tekila, pavyzdžiui. Nuo ko žodis tekila? Pagalvok. Geri. Ir ką? Noras ką daro? Kyla noras. Kyla. Tu taip kažkaip nenori. Tekila, tas noras Meksikos pusėn. Arba, pavyzdžiui, šampanas. Žinai, kas yra šampanas? Tai yra šampaną geria panas, kuriam virš 60. Šampanas. Gerai, bet... O dabar šitas. Alus. 4 sušiktos raidės. Alus. Čia kaip pasakyt... Tai tipo alus. Eik tu, alus. Arba kai nusipers, alus. Arba nusiriaugit, alus. Ne. Alus, tu pažiūrėk, alus. Kažkokia visiška, jokios reikšmės net neturi. Čia tipo, kai kiniečiai vaikams vardus renka, metas karbonkę nuo laiptų ir ping, arba dung. 4 raidelės, 4 durnos raidelės. Tai yra visiška nepagarba, mes geriam kažkokį ištiktuką, supranti, kažkokį sušiktą ištiktuką. Tai ką tu siūlai? Keičiam pavadinimą. Kam? Alui. Jam? Šitam. Alus? Alus. Bus nebe alus. O jeigu mes jį pavadintume, pavyzdžiui, smagoliukas. Nesąmonė. Dar, galvok. O jeigu, pavyzdžiui... Ne, iš karto ne. Tai galvokim. Tai žiūrim iš esmės. Iš ko jisai daromas? Yra iš vandens, ne? Po to iš ko dar? Iš apinių. Papinių. Iš ko dar? Iš miežių. Iš miežių. Stop. Žinau. Žinai? Aš to viską paaiškinsiu. Pavadinkim jį miežinys. Ta prasme. Miežinys, tiesiog va. Miežinys. Miežinys. Mąstyk. Mie, tai mie. Lie tai Lietuva. Bet tu mąstyk iš esmės. Traktuok. Miežinys tai miežinys yra kaip daromas iš miežių. Būtent. Miežių. Taip. Iš vandens. Taip. Ir kadangi vyrai daugiausia alų geria, tai jie ir žino, ką geria. Jie yra žiniai. Žiniai. Kurie daug geria. Ir po to myža. Bet žino. Miežinys. Gerbimi žiūrovės. Dabar šitas daiktas nebus alus, o jisai bus miežinys. Išgerkim miežinių. Ir jeigu jūsų vyras kada nors prašys parnešti alaus, sakykit, nežinau, kas tai yra. Kas čia alus? Kas čia yra tokio žodžio? Pasakai, čia pariaugiai paperdai. Nėra tokio žodžio. Nėra. Aš galiu tau nupirkti tik miežinio. Taigi, pirkite naująjį miežinį. Kur nors nusipirkit. Ir bus mym. Miežinys. Tai tiek. Dar apie tekilą, žinai? Kaktusas. Žinai, dėl ko iš kaktuso daroma? Dėl to, kad sako, kaktusas. Rusgė, ne? Kaktusas. Sako, padarykim iš kaktuso tekilą. Ir jau tekilą. Arba, žinai, dar... Rusas skrenta. Arba, žinai, Algi, iš kur dar kyla viskis. Viskis. Tai kyla iš to, kad viskas yra kačių ėdalas. Žinai? Prie ko čia? Tas... Žinau, katės valgo. O mes geriam. Žinai kam? O žinai, pavyzdžiui, iš kur kilo... Ne, tu viskis, tai yra, kai tu išgeri, tau būna viskas. Tada tu viskas yra. Žinai, ką aš tau duosiu į snukį. Davai, jau senai gavau. Geriau? Geriau, iš kur geriau. Vyrai žino geriau. Aš dabar...
CTV LT.